Atsigulkite ant nugaros, kad patogiai galėtumėt jaustis visos praktikos metu. Galvos nepakelkite per aukštai, kad galėtumėte laisvai kvėpuoti. Stuburas turėtų būti tiesus, kojos nesiliesti viena su kita, rankos taip pat neliesti kūno, o delnus galite pasukti atvirais delnais. Jeigu norite kūną, užklokite pledu ir užmerkite akis. Šios praktikos tikslas yra leisti savo pasinerti į gilaus poilsio būseną ir neužmigti, išlikti pilnai sąmoningu gilioje atsipalaidavimo ir miego būsenoje. Pakartokite savo kelis kartus mintyse. Aš nemiegosiu. Aš nemiegosiu. Aš nemiegosiu. Leiskite savo laikinai atsiriboti nuo minčių apie planus, atsakomybės ir 3 kartus giliai įkvėpę atpalaiduokite kūną. O iškvėpdami patirkite, kaip atsipalaidavimas tarsi bangos užlieja jūsų kūną. Įsiklausykite į garsus aplinkoje, kurioje medituojate. Įsiklausykite į savo kvėpavimo garsą. Širdies plakimo garsą, ritmą. Leiskite kūnui kvėpuoti savaime. Tiesiog stebėkite ir klausykitės, kai kūnas įkvepia ir iškvepia. Suvokite kūno vietas, kurios liečiasi prie žemės. Suvokite visą kūną. Erdvę aplink kūną. Pradėsime joga nidra praktiką. Priminkite savo praktikos intenciją. Sankalpa. Tai gali būti bet koks noras, svajonė, tai, ką norite pritraukti į savo realybę. Pakartokite 3 kartus mintyse sankalpą, savo intenciją, ką norite pritraukti į savo realybę. Toliau tęsime praktiką, vis perkeldami dėmesį į skirtingas kūno vietas. Stenkitės sekti mano balsą ir po manęs mintyse taip pat įvardinti tą kūno dalį, kurią minėsiu aš, ir perkelti į ją savo dėmesį. Dešinės rankos nykštys, antrasis pirštas, trečiasis pirštas, ketvirtasis pirštas, penktasis pirštas, visas delnas, riešas, alkūnė, peties dalis, visa dešinės pusės ranka,
dešinės pusės juosmeninė dalis, klubų dalis, kelias, čiurna, pėda, pirštai nuo 1 iki 5. Visa dešinės pusės koja. Kairės rankos nykštys. Antrasis pirštas. Trečiasis pirštas. Ketvirtasis pirštas. Penktasis pirštas. Visas delnas. Riešas. Alkūnė. Peties dalis. Visa kairės pusės ranka. Kairės pusės juosmeninė dalis. Klubų dalis. Kelias. Čiurna. Pėda. Pirštai nuo 1 iki 5. Visa kairės pusės koja. Dešinės pusės peties dalis. Dešinės pusės mentė. Kairės pusės mentė. Kairės pusės peties dalis. Dešinės pusės dubens dalis. Kairės pusės dubens dalis. Visas stuburas nuo pakaušio iki dubens. Visa galinė kūno dalis. Kakta. Dešinė akis. Kairė akis. Nosies galas. Dešinė šnervė. Kairė šnervė. Liežuvis. Viršutinis gomurys. Dantenos. Žandikaulis. Kaklas. Dešinė krūtinės dalis. Kairė krūtinės dalis. Pilvas. Priekinė klubų dalis. Dabar pajauskite tos kūno dalies, kurią paminėsiu, svorį. Galva. Dešinė ranka. Kairė ranka. Dešinė koja. Kairė koja. Juosmeninė dalis. Nugaros dalis. Krūtinės dalis. Viso kūno svoris.
Sutelkite dėmesį į galvą ir patirkite šios kūno dalies lengvumą. Taip pat dešinės rankos, kairės rankos lengvumą, dešinė koja, kairė koja, juosmeninė dalis, nugaros dalis, krūtinės dalis. Patirkite visą kūną ir jo lengvumą, lengvumo jausmą kūne. Suvokite, kaip kūnas kvėpuoja. Sutelkite visą dėmesį į kvėpavimo patyrimą. Dabar pradėsime skaičiuoti iškvėpimus. Atbuline tvarka nuo 30 iki 1. Jeigu skaičiuodami pamiršite arba suklysite, pradėkite iš naujo. Šioje dalyje kvėpavimas vyksta natūraliai. Jo valdyti nereikia. Kaskart su įkvėpimu mintise tarkite skaičių, o su iškvėpimu pajauskite kūną ir atsipalaiduokite. Pradėkite. Įkvėpiu 30, iškvėpiu, atsipalaiduoju. Įkvėpiu 29, iškvėpiu, atsipalaiduoju. Toliau tęskite patys. Galite nustoti skaičiuoti. Pradėsime vizualizacijos dalį. Aš sakysiu, ką įsivaizduoti, o jūs pabandykite sukurti viziją ir patirti tai visais lygiais, matant vaizdą, suvokiant jausmus, emocijas, pojūčius. Jei nepavyks vizualizuoti, sekite mano balsą ir vis bandykite taip, kaip gaunasi. Ir laikui bėgant pavyks vis geriau. Bandykite taip, kaip išeina. Tai geriausias būdas. Žvaigždėtas dangus. Pilnatis. Besišypsantis Buda.
Ramūs vėjas prie jūros. Švelnus paplūdimio smėlis po kojomis. Raudoname danguje besileidžianti saulė. Žalia pieva. Deganti žvakė. Stiprus lietus. Snieguotų kalnų viršūnės. Paukščiai skrendantis danguje. Tekanti saulė kalnų horizonte. Priminkite savo praktikos intenciją, sankalpą, kurią sukūrėte praktikos pradžioje. 3 kartus pakartokite mintyse savo sankalpą. Keletą kartų giliau įkvėpkite ir iškvėpkite. Išlikite užmerkę akis dar kurį laiką, suvokite savo kūną. Pajudinkite delnus, pėdas. Ištempkite visą kūną. Neskubėkite, duokite savo laiko. Ir kai ateis tinkamas laikas, atsisėskite, atsimerkite